Nuo šios savaitės uždarytas Palangos simboliu vadinamas jūros tiltas. Tiltas nebesaugus žmonėms, todėl jis ardomas ir kapitaliai tvarkomas. Tiltą planuojama remontuoti iki vasaros pradžios. Palangos tiltas – viena lankomiausių kurorto vietų. Tai dažniausia meilės pasimatymų vieta. Palangiškiai tikisi, kad tiltas bus kur kas patogesnis romantiškai pasivaikščioti, nes iki šiol išklypusias lentas ypač keiksnodavo moterys. Dabar jau sukležęs, abus naujas. Ir vėl žmonės galės džiaugtis. Ypač moteriam kulniukai nebelys. Ir vėl bus pasimatymai. Tarp plyšių, kai buvo. O moteriam turbūt yra problemų? Anksčiau visą laiką jos problemos būdavo, reikia užtaikyti koją pastatyti būdavo, jeigu statai ant tą, jeigu dar biškį tokios špilkutės, tai ką ir įlendaik, įsitraukia koją iš bato. Tiltą remontuojanti bendrovė sako, kad kurorto simbolis bus ir tvirtesnis, ir patogesnis. Bus naudojamos ilgamžiškesnės medžiagos, nes skalaujant surioms bangoms tinka ne bet kokia mediena. Lentos jau nebesilaikė, jų nebeįmanoma buvo pritvirtinti prie tų nešančiųjų konstrukcijų. Jeigu pastebėjot, paskutiniais metais pernai buvo nedaug, o šiemet jau beveik visas tiltas, ten kur vinimis buvo kalamos tos vietos, jos jau padengtos plokštėmis, kad nelįstų lauk tie vinis. Matytos medžiagos daug kokybiškesnės, impregnatai visai kiti numatyti, bus kontroliuojama žymiai atsakingiau kokybė, kad amžiškumas tų, sakykime, gaminių prailgėtų. O medis, tai ilginiai dabar buvo, kadangi viskas iš spygliuočio, tai dabar iš maumedžio numatyti ilginiai, o tik spygliuotis yra pakloto lentos. Tiltas bus uždarytas iki kitų metų vasaros pradžios. Dėl to labiausiai sielvartauja žvejai. Jie nebegalės žvejoti nuo tilto. Naujosius metus Palangoje planuojant išvesti žmonės taip pat nuogastauja, ar neliks šiemet be fejerverkų. Mat jie įprastai leidžiami nuo tilto. Tačiau Palangos valdininkai patikino, kad dėl tilto remonto tradicija nebus sulaužyta.